Esu Žalgirio klubo narys. Labai malonu, kad klubo nariam šįmet suteikė tokią ženklę 30% nuolaidą. Tai net mano draugam, kai kuriem padėjo apsispręsti stoti į klubo narius. Jau eilę metų lankomės Žalgirio varžybose, sergam už Žalgirį. Ir sužinojome apie tokią akciją, kad galima daug pigiau nusipirkti bilietus ir tapome klubo nariais. Norėjome jau ir pernai jais tapti, bet vis kažkaip tai vis neišeidavo, o šiemet susigundėm. Halėj, ko gero nuo 3 metų. Einu į halę, tai dabar bus 9 sezonas. Mes kiekvienais metais einam, jau neatsimenu kiek, turbūt gal 15 metų. Dar įdomu ir seniau į Tarybų Sąjungos, kaip čia buvo čempionatai. O dabar, sakau, pagrindinis dalykas yra meilė Žalgiriui. Halė, manau, kiekvienam Žalgirio klubo fanui yra kažkas tokio, nežinau, širdį įstrigus tikrai. Na, bet nežinau, gal arenoj bus neblogai. Aš nežinau, ar ten bus įdomiau stebėti rungtynes. Čia yra tokia aura, kurios niekur nėra. Ir taip, kad Halė liks visą laiką širdėje. Kaip sakant, Halė visą gali. Pažiūrėjusi sudėti. Pagal pavardės tai visai kita komanda, visai kitokio lygio ir meistriškumo. Aišku, tą turės įrodyti aikštėje vyrai. Bet jau pirmas dalykas, norime, kad išeitų bent jau atkrintamas varžybas Eurolygos. Apie LKL nugalėjimą tai net nekalbu.